Dažnai mūsų klientai klausia, kaip jūs gaminate karkasinę pirtelę ir koks yra liaudyje vadinamas sienos sumuštinis. Tai vat jum ir noriu dabar parodyti mūsų deklaruojamą ekspozicinį pavyzdį, po to patikrinsime, ar tai yra tiesa. Tai pagrindinis karkasas yra sudarytas iš C24 klasės medienos. Medienos, reiškia, plotis yra 95 mm. Tada dedame į tarpą akmens vatą. Iš vidaus pirtelės dedame garą izoliacinę plėvelę. Labai svarbus dalykas, kuris kiekvienoje pirtelėje privalo būti karkasiniai, tai yra ventiliacinis tašelis. Ir tada kalame vidinę dailylentę. Jeigu tai pirties zona, kalame lapuočio dailylentę, jeigu tai prieš pirtis ar panaši patalpa, yra naudojama eglinė dailylentė. Iš kitos pusės išorinės dedama difuzinė plėvelė. Difuzinė plėvelė be proto svarbu taip pat kaip ir iš vidaus, kad būtų ventiliacinis tašelis. Tada horizontaliai kalame papildomą tašelį ir prie jo ir tvirtiname išorės apdailą. Tai gali būti kompozitas, tai gali būti medinė dailylentė, tai gali būti termomedienos dailylentė ar kažkokia kita apdailinė medžiaga. Iš apačios taip pat sumontuojame ir tinklelį nuo pelių. Tai va, toks karkasas yra nesvarbu, ar tai yra pirtelė, ar tai yra gyvenamasis namas, laikantis tokių taisyklių, jūsų pirtelė tarnaus labai ilgai. Dabar pažiūrėkime iš arčiau į mūsų gaminamą pirtelę. Tai jo, kaip matote, šiuo atveju yra difuzinė plėvelė. Norėjau jums pavaizduoti jo karkasas. Šiuo atveju viskas yra tvarkoj, dedamas ventiliacinis tašelis, apie ką jums ir pasakojau. Ateikime dabar iš šio galo, patikrinsime, ar mediena yra C24. Išimame vatą, pažiūrėkime, ar ten nieks nesislėpia. Jo, tai vat, kaip matote, kaip ir minėjau, karkasas yra C24 mediena. Karkaso įstrižainimui sutvirtinti naudojame cinkuoto plieno juostas. Tai nuostabus dalykas, tai labai puikiai suriša karkasą. Esame pirtelės viduje, tai kaip minėjau, iš vidaus yra uždėta gera izoliacinė plėvelė, tada yra ventiliacinis tašelis ir, kaip jau matote, yra tvirtinama lapuočio dailylentė. Noriu pabrėžti, kad taip gaminamas karkasas jums tarnaus labai ilgą laiką. Užsakydami pirteles pas mus ar pas kolegas, būtinai įvertinkite, ar sienos sumuštinis gaminame būtent tokią technologiją. Tai jei turite kažkokią idėją, jei turite kažkokių norų, kiekvieną projektą mes galime išpildyti pagal jūsų pageidavimus, galite atsiųsti mums elektroniniu paštu ar susisiekę telefonu. Daugiau informacijos, daugiau nuotraukų, daugiau vizualo galite rasti užėję į mūsų tinklapį www.edjusta.eu.